Jūsų likimo paukščiai. Taigi, kokie tie jūsų likimo paukščiai? Pasižiūrėkime. Na, visų pirmiausiai, tai tas paukštelis, kuris jau jūsų rankoj, kitaip sakant, žvirblelis rankoj, tai ką jau turite ir ką galit prarasti, jeigu rizikuosite. Žvirblis rankoj. Nagi pasižiūrime. Nu, tas žvirblis rankoj, tai vyriškis yra. Ir meilė, ir meilė. Reiškia, turite vyrą, myli, nemyli, taip kaip kompasas, arba ieškote vyrų mylinčių, bet labiau galbūt tai jau yra tas vyras, tačiau ar myli ar nemyli, tai dar, vat, tas, kaip sakant, žvirblis rankoj, dar klausimas, gal jis myli, o jūs ne, tai va čia vėlgi reiškia, žvirblis rankai. Tai, ką jau turit ir galit prarasti, jei rizikuosite. Na kągi, dar pasižiūrime, netgi labai įdomu, reiškia, turi būti kompasas suderintas, tai meilė iš abiejų pusių. Taigi žvirblis rankai, tai ką jau turite. Galbūt jūs žiūrite iš atsiskyrėliškos tokios būsenos, vertinat situaciją ir vykdot kažkokius planus dėl savo didesnės laimės, tarsi ieškote galimybių, reiškia vyrą turite, mylit ar nemylit, ar yra meilė ar nėra, tai dar klausimas. Tačiau yra, reiškia, pamastymai, ką galit prarasti ir rizikuoti, jeigu vis dėlto rinktumėtės kitą, ieškotumėte, sakykime, čia irgi labai panašus kortas, tos fortūnos, arba tiesiog galit mąstyti, kad galbūt vienam ar vienai būti netgi sėkmingiau. Suprantat, tas žvirblis yra ar būti su to žmogum ar ne rankoj, ar vis dėlto rizikuoti ir gali prarasti rizikuodamas tą laimę. Štai taip rodo jums apie tą žvirblelį. Na gerai, pažiūrim, kokia ta gervė skraido danguje, siekiai, kaip sakant, tikslai ir perspektyvos juos įgyvendinti. Pasižiūrim, kokia ta gervė skraido danguje. Žvirblį jau mes matom, galbūt jau netoks ir mažas tas žvirblis, nes ir meilė, ir fortūnos ratas, ir jau kažkokių santykių pradžia, bet vis dar kažkoks abejonės tarsi gal išsiskirti ar atsiskirti. Kažkas panašaus. Gerai, dabar pasižiūrim gervę, siekiai. Gervė danguje, siekiai ir tikslai ir perspektyvos juos įgyvendinti. Gervė. O štai dar vienas vyras eina. Meilužis toksai, aistringas vyras. Gervė. Tarminis. Nu čia tikslai vis dėlto tie tokie, kaip sakant, gervė danguje. Tarsi gali būti ir taip dar, kad jūsų gyvenime yra du vyrai. Vienas vyras, kurio galbūt mylit ar nemylit ir norit skirtis, čia gali būti oficialus. O ta gervė danguje yra tas meilužis, kur gali būti kaip sunkus karminis kryžius ir neaišku, kas su juo gali būti, suprantat? Ar jūs jį su juo būsit, ar turėsit, ar gyvensit, ar būsit laimingi. Vėlgi neatsako, reiškia, koks yra tikimybės, kad galit būti ir netgi nelaiminga, suprantate, ir gervė danguje, reiškia, tas vyras jau kaip ir netinka, žiūrite, eiti trikampį ir užsukt kokį tai fortūnos ratą, o čia ta gervė, tas jau toks raumeningas kultūristas, kaip sakant, gervė danguje, tačiau jis gali būti ir girtuoklis, ir neaiškus tipas, ir dar nežinia koks, kaip sunkus kryžius. Nu, pasižiūrim, ar perspektyvos, reiškia, tam vyrui gauti, kokios yra.
paįgyvendinti, ar čia tik svajonė, o štai pats velnas prikrenta prie šito vyro. O tai aistra kokia, prirakino jis jūsų širdį. Gerve dangui, jūs apie jį galvojate ir galvojate. Ir pasiryžęs, kaip sakant, dėl meilės ir aistros viską prarasti, kad tik tas žmogus būtų su jumis. Galite, reiškia, palikti namus, palikti viską ir išlėkti su meilužiu. Nu, ar kokios perspektyvos būti su tom žmogum, nu, gana sudėtingos ir sunkios ir neaiškios yra. Tą gervę pasigauti, nes čia pats velnias, reiškia, skraidina tą gervę. Šis žmogus eina su pačiu šėtonu. Ir, kaip sakant, turi eiti į nuodėmę, kad būtų su juo. Nu kągi, pasižiūrim mėlyną paukštę, gal dar juodą gulbę pasižiūrim vis dėlto. Juodą gulbę. Nors čia ta gervė irgi jinai beveik kaip ta juodoji gulbė. Bet dar pasižiūrim juodąją gulbę, negatyvus aspektas jūsų gyvenimo sunkumai, kurie gali būti ateityje. Pasižiūrime. Juodoji gulbė, kokia skraido. Juodoji gulbė, tai kodėl? Tarsi ir neblogai. Atrodo labai kaip ir iš gražios pusės, reiškia, atrakinti, išspręsti klausimus gyvenime sėkmingai, meilė, džiaugsmį, sveikatą, išlaisvinti širdį iš narvelių, meilę ir panašiai, bet, reiškia, negatyvus aspektas jūsų gyvenimo, kad dėl tos laimės, dėl tos sveikatos, dėl tos giminės, gali būti sunkumai priimant raktinius sprendimus savo gyvenime, iš tikrųjų. Jums gali atrodyti, kad čia viskas labai puiku yra, reiškia, įsimylėsiu, mylėsiu, būsiu aistroj, pakeisiu gyvenimą, išspręsiu klausimus, tačiau čia ir negatyvus aspektas, ta juodoji gulbė. Kodėl čia negatyvus aspektas, atrodo taip viskas puiku, taip šaunu. Kasgi čia būtų tokio negatyvaus vis dėlto? Juodoji gulbė. Kad jūs galite tiesiog nepriimti jums duodamos meilės. Čia tarsi du žmonės yra. Jūs turėsite teisingą pasirinkimą padaryti tarp buvusiojo ir būsimojo, tarp aistringo riterio ir buvusio išmintingo vyro. Juodoji gulbė yra ta, kad jums bus labai sunku teisingai pasirinkti. Ar išmintingą karalių, ar aistringą riterį. Jums šansai bus duodami sukurti tą gyvenimą, tačiau pasirinkimas, galbūt jūs nepasirinksit nei vieno. Ir tada tame atsiskyrėliai galit likti. Juodoji gulbė yra, kad duodami šansai, bet jūs galit net tai paimti. Nepaimti tiesiog šansų. Gerai. O kągi mėlynoji paukštė pasakytų, kur jūsų laukia sėkmė ir ką daryti, kad ją pagauti. tą mėlynąją paukštę. Pasižiūrime. Mėlynoji paukštė. Tai yra šeima, sėkmė šeimoje, pozityvūs migraciniai pokyčiai, dokumentų sutvarkymas, laiminga šeima, gandralizdis, gandrai, vaikai visi laimingi. Reiškia, mėlynoji paukštė eina kaip gandrų lizdas, kaip sakant, su ta sėkme. Ir kad ją pagauti, reikia tiesiog, sutvarkyti kokius tai šeimos lizdo klausimus. Migracinius pokyčius, išspręsti neaiškus klausimus sėkmingai, kas liečia šeimą ir pokyčius su tuom susijusius. Tai yra jūsų mėlynoji paukštė. Jūs galite sėkmingai tai padaryti. Reiškia, juodoji gulbė yra tai ta romantika, ta aistra atrakinti.
kažką tai, bet tuo pačiu galite ir nebepaimti nei vieno, kada tu orientuojasi kelis žmonės. Tai dabar mėlynoji paukštė, kur jūsų laukia sėkmė ir ką daryti, kad ją pagauti, turite apsispręsti priimti sprendimą. Du žmonės, reiškia, yra. Žiūrite, kuris jums tinka, iš lėto judėti stabiliai link pasirinkto. Na, vyriškio čia eina apie santykius klausimas. Link ugnies galbūt karalius arba link to žmogaus, kuris yra valdingas, kilmingas, socialiai aktyvus žmogus, karališkoj padėti. Čia riteris, o ten karalius. Bet turite tarsi išjudėti, pasidarę pasirinkimą. Ir čia plus dar dalyvauja vaikai ir anūkai gal netgi. Na, vat ir viską, visus pliusus ir minusus reikia išmintingai pasverst, kaip vyriausiai žyniai. Ir štai mėlynoji paukštė, štai tokia. Galima ir aistrą turėti, ir meilę, ir stabilumą, viską. Būnant išminty, pusiausvyroj, santarviai. Na taip, vienu žodžiu, tas imperatorius jūsų gyvenimą ateina. Tarsi pasirinkimą pasidarai rinktis imperatorių, stiprų, valdingą žmogų. Link to judėti su meile. Su meile. Ir reiškia, netgi šaltas imperatorius jums gali, būti tokiu vos ne riteriu ant balto žirgo. Jo, jums yra duodami šansai išsaugoti stabilumą, finansus, namus, nu žodžiu, stabili padėtis ir tai turi įvykti ir tai įvyks. Tai yra mėlynoji paukštė ir jūs su meile padariusi teisingą sprendimą turit link to judėti. Negali likti, reiškia, santykiai aistros pobūdžio, nedvasingi, kažkokie, sakykime, tik tais trikampių, slaptų santykių pavidalų, o turi būti apsispręsta ir priimti teisingi sprendimai. Ir iš to seka, reiškia, būtent šeimos sukūrimas, santarvės sukūrimas, dokumentų sutvarkymas, laimė, džiaugsmas, tų gandriukų išperėjimas. Štai kaip gandrai dviese jie džiaugiasi tam gandralizdė, o ne po vieną. Kartu kūrė, reiškia, tą šeimos lizdą. Nu kągi, štai tokie jūsų likimo paukščiai. Su jumis buvo Kandelarija, iki sekančią kartą. Nepamirštate energetinių mainų. Esu dėkinga visada jums už juos, dėkinga už prenumeratas, už kavos puodelius ir už tai, kad jūs esat kartu su manimi. Iki.